Manau, tiksliau net pats nebūčiau pasakęs ir tame tikrai yra tiesos. Bet prieš kalbant apie vaizdo įrašų kokybę, manau verta paminėti, jog nieko blogo neturėti gero kokybiško kompiuterio. Kad ir kokio amžiaus žmogus būtų, tam gali būti daugybė priežasčių. Galbūt nėra pinigų naujam ir kokybiškam kompiuteriui. Dauguma tėvų turi rimtesnių bėdų nei faktas, kad vaiko kompiuteris neišveža žaidimų. Taip pat, jei pinigų ir yra, galbūt žmogus nusipirko patį brangiausią kompiuterį, kokį rado. Tačiau jam trūksta žinių, kas būtent yra svarbu norint išgauti gerą kokybę vaizdo įrašams. Bet su laiku visko galima išmokti ir svarbiausia nenustoti mokytis bei eksperimentuoti. Išvardinau vos kelias priežastis, tačiau esmė ta, kad nieko blogo, jei nėra galimybių turėti gerą ir itin kokybišką daiktą. Man asmeniškai kompiuteris yra darbo įrankis. Svarbiausia, kad galėčiau naudotis ofiso reikmėms, mokslams, kokybiškų namų darbų atlikimui ir panašiai. Ir pripažinsiu, ilgą laiką tekdavo dirbti bei žaisti su iš kartos į kartą perleistų kompiuteriu. Tad apie kokybę ir greitį buvo galima pamiršti. Tačiau tai turėjo didelį pliusą, nes išmokė mane kantrybės. O dabar, ko vis dėlto reikia, kad galėčiau kurti kokybiškus įrašus? Labai sunku išgauti gerą kokybę, kai žaidžiu ir įrašinėju savo žaidimą, nes kompiuteris gauna dvigubą darbą, net daugiau nei dvigubą. Žaidimo įrašinėjimo procesas kompiuteriui yra net sudėtingesnis apdoroti nei pats žaidimas. Žinoma, su kai kuriais moderniais šių laikų žaidimais tai pasikeičia. Bet paėmus bendrai, tai įrašinėjimas veikia taip, kad pastoviai į diską yra įrašinėjamas jau kompresuotas įrašas. Kas praktikoje reiškia, kad procesorius turi nuolat daryti vieną iš lėčiausių operacijų. Dar kokybė ir greitį gali sumažinti faktas, kad žaidime daug bėgioju, kovoju su priešais ir yra daug judesio. Kuo daugiau judesio, tuo sunkiau įrašyti vaizdo įrašą, nes tuo sunkiau suspausti patį įrašą. Tai ką vis dėlto galima padaryti, kad viskas kuo mažiau strigtų? Paprasčiausias variantas tai žaidime nieko nedaryti. Arba daryti kuo mažiau veiklos. Jei rimtai sumažinti strigimą galima įrašinėjant mažesnę rezoliuciją nei žaidžiama. Tai techniškai pakenkia kokybei, tačiau labai priklauso ir nuo monitoriaus. Jei turiu didesnį monitorių, tuomet kokybė tikrai nukenčia. Tačiau didžioji dalis žmonių įrašus žiūri ant mažesnės kokybės ekranų ar apskritai ant mažesnių ekranų. Kas man eina į naudą, kai vis dar eksperimentuoju su kokybė bei montavimu. Pabaigai te pasakysiu tiek, jog per artėjančias kalėdas mėgstu susitelkti į dovanų davimą kitiems ir didesnį susitelkimą ne į save, bet artimuosius. Kadangi mano prioritetas yra dovanoti dovanas tėvams, o ne jų prašyti, abejoju, kad gausiu gerą naują kompiuterį. Tačiau išvardinau su kokybė susijusias problemas ir dabar belieka nebijoti eksperimentuoti ir atrasti būdą, kaip pagerinti kokybę, apžaidžiant faktą, jog kompiuteris nėra pats geriausias. Jei kažkur suklydau šiame įraše kalbant apie kokybę, taip pat nebijokite manęs pataisyti komentaruose.